Tai kadangi šito namelio kaina su įrengimu jau yra biški didesnė, bet užsakovas jau gauna gerokai daugiau. Mes sudėjom ir plintusus, ir visas rozetės jungtukus sudėjom, ir jau sudėjom ir laminatą. Lygiai taip pat jau yra ir kampai apdirbti, tai yra išvestas kondicionieriui visi laidai. Pačių durų mes nemontavom pagal užsakovo prašymą, duris jis montuosis pats, tai šitą vietą palikom, bet jau yra visi jungtukai, surinkta automatuko elektros skydinė, vonioje irgi jau daugmaž viskas baigta. Šita užsakovė mūsų labai maloni moteris ir jinai mums pasakė taip, aš nenoriu medžio spalvos, todėl pasiūlykit man kažką. Be abejo, mes galim dėti medieną, galim dėti gipsą, OSB, įvairias plokštės, apdailinės plokštės, visokias gražias. Bet jinai visgi norėjo lentelių, tai beliko tada jai pasiūlyti dažyti. Tai spalvas jinai rinkosi pati. Labai bus įdomu pamatyti, kaip namelis bus įrengtas, kas čia bus, nes spalvos tikrai pasirinktos labai stiprios. Tai yra balta su tamsiai bordinė. Visa WC zona, vonia yra visiškai tamsiai bordinės spalvos. Tai vat bus įdomu, paprašysim, kad atsiųstų nuotraukas arba nuvažiuosim, kaip ten atrodys, kai viskas bus baigta.